7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Daug jeigu išnaudojate, kas dabar dedasi Margirai tavo galvoj, mintyse? Visiškai tuščia. Blogiausių scenarijum, kurio galėjom pralaimėti, gan visai kontroliuodami šitą seriją. Tuščia visiškai. Kaip manai, kodėl tai įvyko? Pirmavote 10 taškų. Nežinau. Tiesiog. Būna dienų. Bet, tikrai labai skaudu. Tikrai gan skaudu scenarius. Matėm tavo ašarų rungtynių, kas gal kiek neįprasta. Ir dėl ko jūs gaila, manai, labiausiai pabaigoje? Ne, tai tiesiog labai gaila, kad paleidom gan gerą šansą ir viskas susikaupė sezone labai daug, tai tiek. Ar tai vienas sunkiausių tavo sezono karjerai, manai? Ne, aš nenoriu komentuoti tikrai, žinai, paverksiu, žinai, bet kas iš to, žinai. Bet ką, realiai visą didžiąją serijos dalį pirmavote, jautėt, kad kontroliavote realiai šitą seriją, tik pabaigose pritrūkdo? Ne, tai vis tiek čia yra krepšinis tokių, kaip sakytų, atkarpų žaidimas ir turim išlikti stipresni, tikrai daug išmokom iš tos serijos ir džiugu už vyrus galima išeiti pakeltom galvom iš arenos. Tikrai kovėmės labai gerai ir tiesiog labai gaila. Vyrų ir trenerių visų. Ir fanų, aišku, labiausiai. Pertraukomis 7 sezono žaidėjai ryte, atrodo šitą seriją tikrai įspūdinga. Praeitose rungtynėse atrodo sugadintas vakarėlis, bet čia vėl vykstat į Kauną, turi 10 taškų pranašumą. Atrodė tau, kad šitas rytas, kuriame žaidži psichologiškai tvirčiausias? Jo, bet man pačiam dar reikia biškį sustaryti. Kaip galvoju, Žalgirio ta patirtis, užsigrūdinimas Eurolygoje, čia galėjo būti irgi veiksnys? Ne, nemanau, čia tiesiog buvo, sakau, atkarpų krepšinis ir jie gerai sugrįždavo irgi, kad ir mes, kaip ten sako, čia visi aplinkui, kad kontroliuodavom, bet jie gerai sugrįždavo ir kaip pamatėm, laiku sugrįžo. Tas finalo mačas, jautėsi, kad stinga jau ir jėgų šiandien? Tai visko buvo visokiausių nesąmonė, tai čia net turbūt reiktų ten labai ilgai. Bet tiek pas juos, tiek pas mus, tai čia normalu. Pats asmeniškai sezonė turėjai sveikatos problemų, susitvarkyčiau finalinę stadiją, vis dar jos velkasi. Tai nežinau, reikės pažiūrėti viską iš kitos pusės, kaip sakyt, pabaigsim viską, pailsėsim ir spręsim, pažiūrėsim. Nežinau, faktas, kad buvo problemų įvairiausių, tai ne tik tais fizinių. Kontraktas su Rytu baigėsi ir kokia dabar yra situacija, sezono Ryto kapitonas lieka? Nežinau, pažiūrėsim. Čia labai toks aštrus klausimas, ypač ant emocijų, tai tikrai pažiūrėsim, ar esu vertas čia likti ir panašiai, čia dar labai reikia apgalvoti, tai ir tikrai nenoriu dabar, žinai, spekuliuoti. Sulaukite gal rinktinės strategą, panašiai skambučiai ir kvietimo? Nežinau, sakė laukti, pažiūrėsim, kaip čia dabar darys, turbūt rytoj gal kažkas bus, nežinau, kažkas kvies, kažkur paskelbs, gal aš nežinau, neįsivaizduoju. Ar laukimo, tai nežinau, jeigu kažkur mato, kad reikalingas treniruotis ar dar kažkur. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.